Primaitinimas yra viena smagiausių, bet kartu ir gana sudėtingų kelionių pirmų mėnesių vaikučio gyvenime. Primaitinti galima pradėti nuo 6 mėnesių, tuomet, kada vaikas jau pasiruošęs, sėdi savarankiškai, domisi maistu. Tai aišku, pirmiausia, reikėtų pradėti nuo vienos rūšies produkto, žiūrėti, kaip vaikutis reaguoja, ar neatsiranda kažkokių bėrimų, viduriavimų ir šiaip kitų netoleravimo požymių. Vėliau galima įvedinėti vis naujus. Labai svarbu, kad vaikui maitinimas būtų ne kančia, o smagus žaidimas. Todėl leiskite vaikui pačiam tyrinėti maistą, imti į rankas, bandyti valgyti šaukšteliu, kad ir jisai to dar nesugeba ir aplinkui viskas apsitaško maistu. Aplinką susitvarkysit, bet vaikui tai bus tikrai labai naudingas ir įdomus žaidimas. Labai svarbu dar, kaip yra maistas pateikiamas. Svarbi yra maisto konsistencija ir maisto temperatūra. Todėl primaitinimo kelionėje labai geras pagalbininkas gali būti maisto garintuvas, kuris susmulkina šviežius vaisius, šviežias daržoves iki tam tikros konsistencijos tinkamos jūsų kūdikiui, pašildo maistą, jeigu reikia jį atšildo, išsaugo visas maistingasias medžiagas ir tokiu būdu vaikas gauna patį geriausią jūsų namuose pagamintą maistą.